Labas, draugė. Tu net neįsivaizduoji, ką šiandien gavau. Na ir kągi tu gavai. Ogi pilna dėžė naujo nealkoholinio radlerio. Imk, paragauk. Tikrai nuostabus skonis, draugė. Galėčiau jį gerti kiekvieną rytą. Ir net per pietus. Yra visiška naujiena Lietuvoje. Pirmasis nealkoholinis radleris. Jame nerasi saldiklių, nenatūraliųjų kvapiųjų medžiagų bei kitų blogybių. Visas skonio savybės išpildo apynių sodrumas ir gaivinančios greipfruktų sultys. Pusė nealkoholinio alaus, pusė sulčių. Anot Bernardo Šo, geriau litras radlerio ryte nei kavos puodelis vakare. Taip pat mes gavome ir ledinių marškinėlių iššūkį, kurį padės mums atlikti mūsų pagalbininkai. Turo, pacanai, gavom iššūkį ledinių marškinėlių, bandysim atšildyt kaip normaliai rajone atšildo. Davai, judam, pašildyt. Tai yra, tik čia. Kas dar? Dar gyvas. Pulsur! Jėzus Marisiu, kas čia atsitikusiu? Ponas nemokamasiu, atšildyti marškinėliusiu. Einamisiu, surasti šašlikinisiu, įdėsime porą malkytisiu, pradėsime keptisiu mūsų marškinėlisiu. Kur tavo ūsai? O jo. O dabar esame pasiruošę kepti marškinėlisiu. Malkytisiu reikia pasiimtisiu. Vieną malkytisiu, antrą malkytisiu. O jo, pikma. Sustatome pilisiu. Jebit! Ir dabar užkursime laužėsiu. O, degusiu skystisiu. Ir dabar reikia paliautisiu porą minutėlisiu, kad medis įsigertų degų skystisiu. Važiuojame su. Taip. Taip, degimesiu. O, jo pikimatisu. Degimesiu. Kepusiu marškinėliusiu ir turime iškepusiu marškinėliusiu. O dabar jos užsidės karoliusiu ir perdos challenge'usiu. Tai ką, užduotis įvykdyta, challenge perduodu Antanui, nueikit pas į kanalą, pasižiūrėkit, kaip jis įvykdys šitą užduotį. O šiam kartui tiek, su jumis buvo LTV Republic, ačiū, kad žiūrėjote ir ate. O čia.